Labas visiems. Šį sekmadienio popietę pradėsiu vesti oro jogos klases ir tiesiog darysiu video įrašus. Pradėsim nuo visiškai pradedančiųjų. Klases vesiu lietuvių kalba. Tai va, mane daug kas jau pažįstate, esu oro jogos mokytoja Rasa. Facebook'e galbūt žinot kaip Rasa Rasuolė. Prieš pradėdama užsiėmimą noriu paminėti, kad juosta teisingai turi būti maždaug, jeigu paimat savo klubų plotyje ir nuleidžiat, turi būti tolygiai su klubais. Tai reiškia, kad mūsų kūnas bus padalintas lygiai per pusę. Kai kas turi ilgesnį liemenį galbūt, gali apsivertus liesti galvą, bet jeigu tokiu atveju tai atsitinka, tai pasikoreguokit aukštį. Tai ką, pradėsim nuo visiškai pačios pradžios. Pasiemam blokelį, jeigu kam reikia, tiesiog sukryžiuotom kojom atsisėdam, gali pasitraukti. Atsisėdam ir pradėsim praktiką nuo tiesiog kvėpavimo pratimų. Prieš kvėpuojant tiesiog pakviesiu atsisėsti ramiai ir susijungti trumpam su savim, pajausti save, pajausti savo kūną. Įsitiesinkite nugarą, įsiilginkite stuburą ir truputį jaukiai pakelkite savo krūtinę, kad nebūtų diafragma prispausta, pečiai biški atgal ir žemyn. Smakras lengvai pakeltas, jisai paraleliai su grindimis, palaiduojam veido raumenis ir tiesiog savo kvėpavimą sekam. Delnai gali būti patogiai, gali būti atversti lubas, gali žiūrėti į kelius, į save, gali būti sudėti po pilvu. Atraskit savo šiam rytui, šiai popietei tinkamiausią poziciją. Tiesiog kvėpuojam per nosį į pilvą, per nosį iš pilvo, sekam savo kvėpavimą. Kiekvienu iškvėpimu pečiai atsipalaiduoja, nusileidžia žemyn ausų. Leidžiam savo protui rimti. Tiesiog sekam kvėpavimą ir jaučiam, kaip rimsta mūsų protas. Protui rimstant, rimsta mintis, emocijos. Kvėpuojam per nosį, pilvu. Įkvepiam per nosį pilvą, iškvepiam per nosį iš pilvo. Galbūt jau pradedame jausti savo kūną. Vidiniu žvilgsniu tiesiog jį nuskanuojame. Nevertiname ir neteisiame. Tiesiog priimam jį tokį, koks jisai yra šiam momentui, su dėkingumu ir meile. Mūsų kūnas tai vienintelė vieta, kur mes praleisim visą savo gyvenimą. Todėl rūpinkimės juo. Susijungime tiesiog per širdies centrą, įkvėpdami susijungime su savo kūnu, su savo siela, su savo protu. Tegu jie visą šią praktiką eina kartu išvien. Dar kelis sykius čia. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir su iškvėpimu tiesiog leidžiam savo kūnui suprasti, kad ši praktika gydys ir mūsų kūną, ir mūsų sielą. Tiesiog paprašom leidimo mintyse. Gali
akys likti užmerktos, lengvai sulenkiam savo dešinę alkūnę prie krūtinės, nykščių užsidengiam dešinę nosies pusę ir įkvėpsim per kairę pusę. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam dešinę. 1, 2, 3, 4. Įkvepiam dešinę. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam kairę. 1, 2, 3, 4. Įkvepiam kairę. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam dešinę. 1, 2, 3, 4. Įkvepiam dešinę. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam kairę. 1, 2, 3, 4. Dabar darote savo ritmu. Įkvepiam per nosį, į pilvą. Iškvepiam pilnai, net galim iškvepiant į trapų biškį pilvą. Pečiai atsipalaidavę. Veido raumenys taip pat. Dar 2 ratus pradedant nuo kairės pusės. Paskutinį iškvėpimą, nuleidžiam rankas, pajudinam biškį pečius ir atsimerkiam. Pradėsim praktiką. Pasidedam blokelį į šoną ir atsiklaupiam ant kelių, paeinam atgal, kad juosta mums būtų priešais mumis. Dabar mūsų keliai mūsų klubų plotyje, pelvis mūsų dubuo truputėlį į priekį, pasiemam rankomis pečių plotyje juostą, įkvepiam ir su iškvėpimu pasilenkiam į stalo pozą. Mūsų klubai turi būti virš kelienų, galva tarp rankų. Įkvepiam ir iškvepiam stalo pozai 5 įkvėpimai ir iškvėpimai. Su iškvėpimu atpalaiduojam pečius. Maždaug atrodo taip. Žiūrėkit, mūsų klubai virš kelienų. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar 2 kartus čia įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Pakeliam galvą, dabar darysime karvę katę. Įkvėpdami pečius siūsime atgal, atidarom krūtinę. Žiūrėkit, mūsų klubai pasikelia ir sėdmenys į viršų ir siunčiam juos į šonus. Su iškvėpimu savo dubenį ir klubus ir sėdmenį suspaudžiam ir stumiam į viršų rankomis, iškeliam savo pečius, išsiriečia mūsų stuburas. Įkvepiam, krūtinė atsidaro, pasunkėja, nusileidžia žemyn, pečiai atgal, smakras į viršų, klubai į šonus ir sėdmenys į viršų. Iškvepiant iš karto užkabinam su mūsų tiesiog stuburo pačia, padarom tokį kaip kablį, suspaudžiam sėdmenis ir stumiam savo klubus ir sėdmenis ir dubenį į priekį, rankomis keliam pečius į viršų. Dabar savo ritmu įkvepiam ir iškvepiam greičiau ar lėčiau, jūsų kūnas jums tikrai padiktuos, klausykit jo, įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam, dar 2 kartus. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam
Sustojam neutralioj stalo pozicijoj ir iš lėto siunčiam savo klubus ant kulnų ir atsisėdam ant kulnų. Kai atsisėdam ant kulnų, pakeičiam mūsų rankų poziciją. Rankos dabar tis eina, žiūrėkit, į vidų, išplauko į vidų ir apsijuosia aplink riešus. Pečių plotyje, mūsų rankos pečių plotyje, dabar mūsų dubuo biški pakyla į viršų, suspaudžiam sėdmenis, aktyvuojam presą, įkvepiam ir su iškvepimu atsilošiam, atpalaiduojam pečius, atpalaiduojam, leidžiam išilgėti rankom ir tiesiog pradedam įkvepiant siūbuoti į dešinę, iškvepiant į kairę arba atvirkščiai, tiesiog sujungiam judesį su kvėpavimu, įkvepiam ir iškvepiam, įkvepiam ir iškvepiam, palaiduojam pečius, įkvepiam, iškvepiam, pratimai visiškai lengvi, visiškai pradedančiajam, kad suprasti, pajausti, išgirsti savo kūną. Dar sykį įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam ir iškvepiam. Ir tiesiog dabar sustojam ties viduriu. Žiūrėkit, mano kelienai klubų plotyje. Įkvepiam, suspausti sėdmenis ir su iškvepimu iškeliam savo dubenį, savo klubus, atverčiam galvą, atgal krūtinę, atgal ištiesiam rankas, suspausti sėdmenis ir pasiliekam pinkiam įkvepimam, iškvepimam. Stumam dubenį į priekį ir į viršų, krūtinė irgi į viršų, pečiai kuo žemiau, sprandas atsipalaidavęs, rankos ilgos. Paskutinį kartą įkvepiam ir su iškvepimu pakeliam save pilnai ant kelienų ir paeinam biškį atgal. Reikia gali pasitraukti, dabar man reikės pasilenkti, dabar mes lenksimės į kobros poziciją. Žiūrėkit, rankos tvirtai laiko juostą, suspaudžiam sėdmenis ir iš karto savo dubenį pastumėm į priekį, kad prisaugotumėm nugaros apačią. Įkvepiam ir su iškvepimu prisilaikant juostos iš lėto klubus dedam ant grindų, suvedam savo kulnus kartu ir pėdas. Įkvepiam su iškvepimu, leidžiam sunkėti krūtinę, atpalaiduojam pečius ir nuleidžiam galvą. Suspausti sėdmenis. 5 įkvepimai ir iškvepimai. Su kiekvienu iškvepimu atpalaiduojam savo pečius. Atpalaiduojam sprandą, galva turi jaustis patogiai. Pėdos kartu. Paskutinį kartą įkvepiam. Su iškvepimu, žiūrėkit, spaudžiam su dubens kaulais į grindis, presas stiprus, kilstelim savo krūtinę ir atsistojam. Kai atsistojam, žiūrėkit, kelius lenkiam, pėdos ant kilimėlio ir atsigulam. Reikia pasitraukti. Atsigulam taip ant nugaros, kad juosta mums būtų grinai virš mūsų klubo. Delnai žiūri į grindis, įkeliam vieną koją, kitą koją, pėdos į šonus, atpalaiduojam visiškai klubus, kojas sunkios, pradedam siūbuoti. Įkvepiam ir iškvepiam, suderinam kvėpavimą su judesiu, nesvarbu į kokią pusę pradėsit, aš visuomet pradedu į dešinę. Tai žinau, kad visą laiką sekanti pusė bus kairė. Dar kelis sykius čia įkvepiam ir iškvepiam. Labai geras masažas apatiniai nugaros daliai. Galim, jeigu pasiūbuojam biškį daugiau, tai net ir iki klubų pasijaučia. Leidžiam dabar gravitacijai sustabdyti mūsų siūbavimą. Delnai arčiau klubų. Matot, arčiau klubus. Delnai spausimės į grindis. Įkvepiant suspaudžiam sėdmenis ir iškvepiant iškeliam savo klubus į viršų. Turi būti pečiai, klubai, kelienai ir mūsų pėdos vienoje linijoje. Įkvepiam, nuleidžiam, iškvepiam, suspaudžiam sėdmenis ir iškeliam į viršų. Dar 3 kartus įkvepiam.
ir iškvepiam. Suspausti sėdmenis. Įkvepiam, nuleidžiam, pasiekiam klubais grindis. Su iškvepimu iškeliam savo klubus ir krūtinę. Paskutinį kartą įkvepiam. Žiūrėkit, su iškvepimu šį kartą iškeliam aukščiau savo klubus. Aukščiau, tol, kol atsiremiam į mentis. Dabar rankas surakinam savo už nugaros. Suspaudžiam mentis vieną prie kitos tiek, kiek leidžia mūsų pečiai, kiek leidžia krūtinė atsidaryti. Dabar ištempiam kojas per kojų pirštus, kad jaustųsi vidinės šlaunų dalys aktyvios. Sėdmenį suspausti. 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Kvėpuojam per nosį, į pilvą. Per nosį iš pilvo. Kelis sykius dar čia įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam. Su iškvepimu paleidžiam rankas į šonus ir nuleidžiam savo klubus. Palaiduojam pečius ir pasiūbuojam kojomis į šonus, pamasažuojam biškį savo patinę nugaros dalį, klubus, sėdmenis. Pakartosim dar sykį panašų pratimą, tik tai šiuo metu dabar tas biškį pajudinsim kelius į šonus. Delnai žiūri į grindis, arčiau klubų, įkvepiam, suspaudžiam sėdmenis, iškvepiam, iškeliam klubus. Įkvepiam kelienai plačiai į šonus ir mes su pėdom, su kulnais tempiam juostą kuo arčiau vidinių šlaunų. Iškvepiant ištiesiam. Aktyvus sėdmenys, įkvepiam plačiai kelienai į šonus, iškvepiant ištiesiam. Dar 3 kartai. Įkvepiam ir iškvepiam. Presas irgi aktyvus, įkvepiam ir iškvepiam. Pečiai kuo daugiau atidaryti prie grindų. Įkvepiam, iškvepiant ištiesiam. Įkvepiam, žiūrėkit, rankomis pasikeliam savo klubus, savo dubenį, smakrą spaudžiam į krūtinį, iškeliam savo klubus, kelienai kuo arčiau į žvakės pozą. Ir liekam 5 įkvepimam, iškvepimam. Klausot savo kūno, savo fiziniam lygį darot. Tiek, kiek jaučiate saugiai, žiūrėkit, alkūnės turi būti kuo arčiau, maždaug pečių plotyje. Laikomės taip, kad galėtume iškelti savo klubus tiek, kiek jaučiamės patogiai. Paskutinį kartą įkvepiam ir su iškvepimu ištiesiam kojas, nuleidžiam klubus, atpalaiduojam pečius ir pasiūbuojam į šonus, pasiilsim. Dar kelis sykius čia įkvepiam ir iškvepiam. Delnai šalia klubų, nukreipti grindis. Sustojam palengva. Žiūrėkit, įkvepiam, iškeliam savo dešinę koją į viršų. Su iškvepimu spaudžiam kairę koją į juostą, pakeliam klubus ir metam savo dešinę koją į kairę, smakras pasisuka į dešinį petį. Kairė koja ir mūsų sėdmenys aktyvus, stiprus, laiko iškeltus klubus, presas aktyvus, 5 įkvepimai, iškvepimai. Galima kairę ranką spustelėti, tą dešinį kelieną žemyn, kad išsijaustų daugiau mūsų visas dešinį šonas. Eina dabar darbas. Daugiau pagrindė vyksta mūsų dešinės pusės, bet kai kas galit jausti ir kairę pusę. Žiūrėkit, kairė koja stipri, spaudžia juostą ir laiko pakeltus klubus. Paskutinį kartą įkvepiam ir su iškvepimu dešinė koja saugiai grįžta į juostą. Mūsų pėdos į šonus, nuleidžiam klubus ir pasiūbuojam, pamasažuojam savo apatinę nugaros dalį. Labai geras jausmas. Lygiai tą patį pakartosime, tik su kita koja. Įkvepiam, iškeliam savo kairę koją į viršų. Įkvepiam, su iškvepimu iškeliam savo klubus į viršų ir metam kairę koją į dešinę, smakras į kairį petį, dešinę ranką galim spustelėti biškį koją žemiau, kad jaustumės biškį daugiau tempimo.
bet čia stebit savo kūną. Dešinė koja dabar tvirta, klubai pakelti, sėdmenys aktyvus, presas aktyvus. Atidarom pečius kuo arčiau grindų, kvėpuojam per nosį. Su kiekvienu iškvėpimu stengiamės paleisti ten, kur jaučiasi įtampa. Jogoj esmė yra neišlaikyti pozą, bet atpalaiduoti tą vietą, kurioje jaučiasi įtampa. Ar sustingimas, ar ten nepraeina energija, kas bebūtų, leiskite atsipalaiduoti tą vietą. Paskutinį kartą įkvepiam ir su iškvėpimu saugiai grįžta kairė koja į juostą. Nuleidžiam klubus, suminkštinam savo kelėnus, kelėnus suglaudžiam kartu ir jie tokie lengvai sulenkti ir visiškai minkšti. Pėdos visiškai atsipalaidavusios ir leidžiam tiesiog joms siūbuoti ir judėti taip, kaip jos nori, taip, kaip jos veda. Čia tiesiog pailsėjimo tokia biški eiga tokia, kaip čia pasakius, dar kelis sykius. Čia įkvepiam ir iškvepiam. Ir sustabdom save, kilstelim pėdas į viršų, į šonus ir pėdas ant kilimėlio. Su rankomis prisilaikom juostos ir atsisėdam. Kai atsisėdam, žiūrėkit, yra du būdai. Galime atsistoti įprastai, o galime atsistoti šilko pagalba. Tiesiog apsijosiam šilką aplink riešą, ne? Pėdos ant grindų, ant kilimėlio. Kilstelim savo klubus, suspaudžiam sėdmenis, einam atgal, tol, kol pilnai atsistojam. Kai atsistojam, žiūrėkit, juosta yra priešais. Maždaug per mūsų rankos ilgį. Kairė koja tvirta, dešinę koją pakeliam ir permetam per juostą. Juosta patogiai po kelėnu. Kairė koja tvirta, kelėnas pakeltas ir užrakintas. Pėdą atsispiriam nuo grindų ir laikom save iškėlus tvirtai. Sulenkiam dešinį kelėną, mes dabartis permetinėsim kūno svorį į priekį, remdamiesi dešinę koją. Rankos truputį aukščiau negu pečiai, įkvepiam. Pasistebiam ant pirštų galiukų, suspaudžiam sėdmenį, su iškvėpimu permetam kūno svorį į priekį. Neužmetam krūtinę. Presas aktyvus, laiko krūtinę pakeltą, pečiai atsipalaiduoja. 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Jaučiasi tempimas per klubo raištį galbūt. Jeigu norisi daugiau tempimo, dešinė koja gali eiti atgal. Tol, kol rasite savo tempimą, savo tą, kurį tiesiog jaučiate gerai labai, kad dirba jūsų raumenukai, bet neplyšta, niekas neplėšia. Tempimas turi būti malonus. Joga apie tai, kad klausom savo kūno. Paskutinį kartą įkvepiam. Su iškvepimu prisilaikom. Grįžtam šuoliuku tvirtai ant kairės kojos, nusileidžia rankos, dabar žiūrėkit žemyn ir juostą uždedam po kulnu, kojų pirštus nukreipiam į lubas. Klubai tiesiai žiūri į priekį, tvirtai stovim ant kairės kojos, įkvepiam į dešinę, iškvepiam į kairę, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Balansas labai svarbu, kaip ir gyvenime, kaip ir jogai, kaip ir santykiuose visur. Sustojam. Žiūrėkit, įkvepiam, iškeliam rankas į viršų, atpalaiduojam pečius. Iškeliam mes rankas, ištempiam, išilginam savo stuburą, bet atpalaiduojam pečius. Su iškvepimu lenkiamės į priekį, pasiemam savo už pėdų, pečiai atgal, krūtinė į priekį, smakras lengvai pakeltas. 5 įkvėpimai, iškvėpimai, žiūrėkit, rankos lengvai prasiplečia į šilką, pečiai atgal, krūtinė į priekį. Kairė koja tiesi, atsispiriam per kairę pėdą nuo grindų, klubai pakelti. Jaučiam savo stovėseną tvirtai. Paskutinį kartą įkvepiam. Su iškvepimu iš lėto. Grįžtame į pradinę padėtį.
Vėl įkvepiam, iškeliam rankas į viršų, išilginam savo stuburą, atpalaiduojam pečius, su iškvėpimu korpusu pasisukam į dešinę ir rankos plačiai į šonus. Kairė ranka spaudžiam į juostą, dešinę vedam savo už nugaros tiek, kiek leidžia mums susisukti apatinė stuburo dalis. Palaiduojam pečius žemyn, pinki, įkvėpimai, iškvėpimai. Kairės kojos kelėnas užrakintas, pakeltas į viršų. Pėdas stipriai spaudžiam į grindis, stovim tvirtai. Paskutinį kartą čionais įkvepiam. Su iškvėpimu saugiai grįžtam atgal. Vėl lenkiam savo kelėną. Dabar permetinėsim kūno svorį į priekį, bet kūną šiuo metu nepakelsim nuo kilimėlio. Žiūrėkit, įkvepiam, rankos truputį aukščiau negu pečiai, įkvepiam su iškvėpimu, aktyvus presas, sėdmenis, stumiam save per kairę koją į priekį, savo klubus, savo dešinį kelėną, savo dubenį. Kai jau jaučiam, kad kairys kūnas nori kilti nuo grindų, vadinasi, jau mums reikia sustoti ties tą vietą ir tiesiog pinki įkvėpimai, iškvėpimai. Atpažinkit, kurioje vietoje jaučiasi tempimas, kurioje vietoje sustingia, kas neleidžia. Žiūrėkit, koja kairė tiesi per kelėną ir per klubą. Su iškvėpimu atpalaiduojam. Ten, kur jaučiasi įtampa, vadinasi, tenais reikia atpalaiduoti, suminkštinti, paleisti. Dar 2 įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir su iškvėpimu saugiai grįžtam ant kairės kojos, išsiimam iš šilko dešinę koją, galim pataršnoti, atsistojam dabar ties mūsų kojos klubų plotyje ir pajuntam, kaip jaučiasi mūsų kūnas dabar. Permetam kūno svorį nuo dešinės į kairės pusės, nuo dešinės kojos ant kairės, dabar permetam į priekį, atgal. Pajuntam, kaip jaučiasi dabar šiuo metu mūsų koja, kaip jaučiasi klubai. Iš viso aplamai, ar jaučiat skirtumą tarp dešinės ir kairės. Mažas žingsniukas atgal ir kairė koja eina per juostą. Dešinė dabar koja tiesiog tvirtai stovi ant grindų, kelėnas pakeltas į viršų, užrakintas, klubai tiesiai, sulenkiam kairę koją. Rankos aukščiau negu pečiai, įkvepiant, pasistebėm ant pirštų galiukų, atsiremiam tiesiog į pagalvėlės, ne pėdą. Su iškvėpimu presas stiprus, sėdmenis aktyvus, permetam kūno svorį į priekį. Spaudžiant klubus, dubenį į priekį. Presas laiko krūtinį iškeltą, pečiai atsipalaiduoja, jeigu norim didesnio tempimo per vidinę šlaunų dalis, per mūsų klubų raiščius, gali dešinė koja eiti atgal. Tol kol rasim savo tiesiog patį dabar geriausią tempimą šiuo momentu mūsų kūnui. Palaiduojam pečius, veido raumenis ir liekam 5 įkvėpimam ir iškvėpimam. Maždaug gal iš šono parodysiu, kaip atrodo. Matot, koja tiesi. Kelėną spaudžiam atgal, klubą atgal. Paskutinį kartą įkvepiam. Su iškvėpimu šuoliukas biškiai į priekį. Grįžtam ant dešinės kojos, rankos nusileidžia žemyn, juosta po kulnu. Kojų pirštai nukreipti į viršų. Dabar atsispiriam su dešinė pėda nuo grindų, ne klubai tvirtai įkvepiam ir iškvepiam. Balansas. Visur mums tai reikalingas. Sustojam. Įkvepiam, iškeliam rankas į viršų, atpalaiduojam pečius. Su iškvepimu lenkiamės į priekį, pasiemam savo iš pėdos. Dabar žiūrėkit, pečiai atgal, krūtinė į priekį. Rankomis biškį atsiremiam į juostą. Smakras lengvai pakeltas. 5 įkvėpimai, iškvėpimai.
Paskutinį kartą giliai įkvepiam. Ir su iškvepimu grįžtam. Vėl įkvėpimas rankos į viršų, išilginam stuburą, atpalaiduojam savo pečius, su iškvėpimu korpusu pasisukam į kairę, rankos į šonus, dabar dešinė ranka atsiremia į šilką, kairė einam, vedam už nugaros tiek, kiek leidžia mums susisukti per apatinę nugaros dalį, per stuburo dalį. Palaiduojam pečius, 5 įkvėpimai, iškvėpimai, dešinė koja tvirta, kėdėnas užrakintas, kairės kojos nukreipti pirštai į lubas, smakras į kairį petį, per 2 sykius čia įkvepiam ir iškvepiam, įkvepiam. Su iškvepimu grįžtam į centrą, lenkiam savo kelėną, juostą po kairių kelėnų. Dabar mes vėl permetinėsim kūno svorį į priekį, tik šiuo metu dabar nepakelsime kūno nuo grindų. Žiūrėkit, sulenkiam kairę koją, įkvepiam, su iškvepimu stumiam per savo dešinę koją, savo klubus, dubenį į priekį, pečiai palaiduoti, krūtinė pakelta. Kai jau nori kulnas pradėti kilt, vadinasi šičia, toj vietoj mums reikia sustoti ir likti 5 įkvėpimam, iškvėpimam, kiekvienu iškvėpimu atpalaiduojam įtampą, kuri jaučiasi. Man jaučiasi blauzdoj, jaučiasi prie kulno, netgi į pėdą. Tiesiog su kiekvienu iškvėpimu atpalaiduokit, jauskit savo kūną, kas jame vyksta. Joga tai kaip ir vidinis veidrodis. Į veidrodį pasižiūrėjus mes galim matyti, kas pas mumis negerai, mes galim pasitaisyti rūbą, makiažą, plaukus ir taip toliau. Joga man parodo, kas mūsų viduj, kas mūsų raumenyse, sausgyslėse, sąnariuose yra negerai. Vadinasi, ten, kur sutrumpėja, vadinasi, ten reikia ištempti, paleisti, atpalaiduoti. Grįžtam pilnai ant dešinės kojos ir dabar išsiemam savo kairę koją, atsistojam, palaiduojam pečius. Pėdos klubų plotyje, rankos nuleistos, užmerkiam akis ir pajuntam, kaip dabar jaučiasi kūnas. Galima lengvai pradėti permetinėti kūno svorį nuo dešinės į kairę, nuo kairės į dešinę koją pusę. Į priekį, atgal, į priekį, atgal. Dar keletą sykių. Atsimerkiam, pasiėmėm juostą sau už nugaros. Žiūrėkit, už nugaros, tai aš jums parodysiu, kaip jinai turėtų atrodyti. Kaip kuprinę pasiėmam, žiūrėkit, šilkas eina per delno vidurį ir užsidedam ant šonkaulių apačios. Ašgi netgi visą laiką siūlyčiau plačiau, tada daug patogiau. Truputėlį tiesiog spustelim, kad atsiremtų, kad prispaustų mūsų šonkaulius, suminkštinam savo kelius, suspaudžiam sėdmenis, atsiremiam ir nuleidžiam rankas, atpalaiduojam pečius ir tiesiog dabar pasisupam nuo vieno šono prie kito. Pajuntam, kaip yra gerai būti prilaikomam ore, šilkas duoda tokio lengvumo jausmo. Supuojas jau labai primena vaikystę man, kai kurie pratimai. Dar kelis sykius įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Sustojam ties viduriu, žiūrėkit. Laikomės juostos, lenkiam kelius ir pradedam eiti į priekį, tol, kol mūsų klubai neateina po kritimo liniją. Būnam truputėlį atsilošę, iš karto pakeliam alkūnės į viršų, alkūnėm atsiremiam į juostą, kad juosta nespaustų mums pažastų, stumiam ją lengvai į priekį, įkvepiam, su iškvepimu nuleidžiam savo klubus, kaip sėdėtumėm ant nematomos kėdės. Žiūrėkit, klubai yra sunkus, nuleidžiam. Kelėnai ir pėdos yra klubų plotyje. Kelius stengiamės, kad jie būtų visą laiką virš kulnų. Tai yra pati saugiausia
sėdėjimo ar stovėjimo pozą. Įkvepiam, su iškvepimu atpalaiduojam visiškai klubus. Leidžiam jiems sunkėti. Atpalaiduojam pečius, atpalaiduojam žandikaulį. 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Su kiekvienu iškvėpimu jaučiam, kaip klubai sunkėja. Jie sunkėja, jie tempiasi prie grindų, ilgėja mūsų. Atitrūksta, žiūrėkit, mūsų šonkauliai nuo klubų, šičiais. Daugiau vietos pasidaro, įsitempia stuburas. Tarp šonkaulių visi maži raumenukai. Paskutinį kartą čia įkvepiam. Ir iškvepiam. Sekantis įkvepimas, žiūrėkit, stumiam save per pėdas atgal, kojų pirštai į viršų. Iškvepiant lenkiam kelius, atsispiriam kojų pirštų galiukais, pastumiam dubenį į priekį. Įkvepiam, klubai atgal, ištiesiam kojas, kojų pirštai į viršų. Iškvepiant lenkiam kelius, žiūrėkit, atsispiriam kojų pirštų galiukais, kūnai į viršų ir stumiam dubenį į priekį. Laikom pečius atgal, atsilošusi atgal. Įkvepiam kojas tiesios pirštai į viršų, ant kulnų mes iš karto, ne? Su iškvepimu lenkiam kelius, pakeliam kulnus į viršų, atsispiriam pirštų galiukais ir suspaudžiant sėdmenis pastumiam dubenį į priekį, pečiai atgal. Dar 2 kartus. Įkvepiam. Iškvepiam. Suspaudžiam savo sėdmenis ir pastumiam dubenį į priekį. Įkvepiam. Su iškvepimu liekam. Liekam 5 įkvepimam, iškvepimam. Žiūrėkit, krūtinė į priekį, pečiai atgal, galva atgal, sėdmenys suspausti, dubenį spaudžiam į priekį. Paskutinį kartą čia giliai įkvepiam ir su iškvepimu grįžtam į pradinę padėtį ant nematomas kėdės. Žiūrėkit, prisilaikom juostos. Dedam vieną kelieną ant grindų, kitą kelieną ant grindų, rankos plačiai į šonus ir dabar į kūdikio pozą eisim. Žiūrėkit, siunčiam klubus savo ant kulnų, įkvepiam, su iškvepimu rankos sueina į priekį, juosta apsijuosia aplink riešus, surakinam rankų pirštus, leidžiam galvą, galva tarp rankų nusileidžia žemyn, atpalaiduojam krūtinę, pečius ir liekam 5 įkvepimam, iškvepimam. Su kiekvienu iškvepimu krūtinė sunkėja, palaiduojam pečius, leidžiam mentim susiliesti kuo arčiau viena kitos. Dar 2 kartus šį įkvepiam ir iškvepiam. Ir iš lėto, žiūrėkit, rankomis spaudžiam į juostą, stojamės ant kelienų, išrėžiam savo stuburą ir grįžtam į pradinę padėtį. Rankos dabar pečių plotyje, biškį paeinam atgal. Žiūrėkit, įkvepiam ir su iškvepimu siunčiam klubus atgal. Žiūrėkit, kai įkvepiam, atsistojam, suspaudžiam sėdmenis, stumiam dubenį į priekį, atrodo taip. Su iškvepimu stumiam savo klubus atgal ant kelienų. Įkvepiam, iškvepiam. Dar 10 kartų. Ir liekam ant kelienų. Dabar eisim į camel pose, į kupranugario pozą vadinamą. Žiūrėkit, juosta mum už nugaros, jinai mum tiesiog ant pečių. Suspaudžiam sėdmenis ir pastumiam savo dubenį į priekį. Žiūrėkit, kaip mūsų juosta eina mums šičia va prie kaklo, ne? Mes dedam savo dešinę ranką ant vieno kulno, kairę ant kito. Atidarom pečius, atidarom krūtinę, suspaudžiam mentis. Žiūrėkit, dubenį spaudžiam į priekį. Aktyvios mūsų sėdmenis, įkvepiam ir su iškvepimu atsilošiam.
Atsilošiam juostą, laikomomis. Šito pratimo esmė - dubenį stumti kuo daugiau į priekį, kad klubai tiesiog būtų virš kelių. Liekam 5 įkvėpimam ir iškvėpimam. Paskutinį kartą įkvepiam. Su iškvėpimu iškeliam vieną ranką, kitą ranką, prisilaikom ir saugiai grįžtam atgal. Žiūrėkit, siunčiam savo klubus dabar ant kulnų, paleidžiam juostą ir į kūdikio pozą pailsėti. Nuleidžiam galvą, rankos gali būti ištiestos į priekį arba nuleistos šalia klubų į šonus. Gali būti kelienai atidaryti plačiai į šonus, irgi lygiai taip pat rankos arba į priekį, arba tiesiog galva gali būti ant šono arba ant kaktos ir rankos šalia. Randam savo pačią patogiausią kūdikio pozą ir liekam joje pailsėti. Atpalaiduojam apatinę nugaros dalį, pečius, krūtinę. Liekam dar keliem įkvėpimam ir iškvėpimam. Tada tiesiog pasidedam delnus, žiūrėkit, po pečiais, stumiam delnais į grindis, pakeliam krūtinę, keliai kartu, atsiremiam, žiūrėkit, pirštų galiukais ant pėdų, ne, ant pirštų, ant pagalvėlių ir atsistojam. Atėjo laikas apsiversti žemyn galvą. Aš iš lėto parodysiu, kaip tai vyksta. Pradžiai, kurie dar nemoka verstis, aš siūlau visiems labai saugų būdą. Žiūrėkit, pasiemam 2 kraštus kartu į kairę ranką, ne? Ir persimetam į priekį. Žiūrėkit, į priekį, kai persimetėm, aš parodysiu iš vienos pusės ir iš kitos. Nykščiai viduj, 4 pirštai yra laisvi. Pasiemam tvirtai už kraštų, žingsnelį keli atgal, kad mes atsistotumėm grynai po kritimo liniją, pasistebėm, spustelim juostą žemyn, lenkiant vieną koją, užsidedam vieną, matot, užsidengiam vieną sėdinį, kitą ir atsisėdam, užsidengdami šlaunis pilnai ir žiūrėkit, šita medžiaga turi būti maždaug uždengti pilnai mūsų juosmenį ir pasiekti truputėlį iki pat mūsų šonkaulių pradžios. Taip atrodo iš nugaros. Dabar aš atsisuksiu į priekį ir parodysiu lygiai tą patį iš priekio. Žiūrėkit, 2 kraštai priekį, ne? Nykščiai į vidų, 4 pirštai laisvi. Suėmam tvirtai medžiagą, keli žingsniukai atsistojam po kritimo liniją, spaudžiam juostą žemyn, pasistebėm ir, žiūrėkit, lenkdamos vieną koją, kitą koją atsisėdam, užsidengiam mūsų šlaunis, apsikabinam, visą laiką apsikabinam juostą, užsidengtos šlaunis. Gale, kaip ir minėjau, turi uždengti mūsų visiškai pilnai juosmenį ir eiti biškį juostą iki pat mūsų šonkaulių pradžios. Laikomės. Žiūrėkit, tų priekinių kraštų ir atidarom savo kelius, kuo galim plačiau. Kiek įmanoma plačiau. Laikydamės priekinių kraštų, lenkiamės atgal. Nepaleidžiam, lenkiamės atgal. Žiūrėkit, atsilenkiam atgal, išsitiesia rankos. Leidžiamės dar žemiau ir iš karto keliam kojas į viršų. Laikomės tol, kol nuleidom visiškai nugarą. Tada lenkiam vieną koją, užkabinam pėdą. Tokį padarom kablį ir kitą lenkiam per kelieną, apkabinam juostą ir iš karto su pėda užsikabinam, užrakinam. Žiūrėkit, juosmuo visiškai prispaustas šilko, klubai prispausti šilko, ne, nugarą išsitiesinam, būtinai sprandą, palaiduojam pečius, kojos pėdos gali pirmam kartui visą laiką laikytis tai į atsirėmusios į kraštus, bet jos gali būti ir kartu. Tikrai saugu, mes iškristi niekaip neiškrisim, jeigu saugiai užsidėję esame
juosta, kuri užsikabinus ant klubų, ant juosmens, tiesiog, pažiūrėkit, eina per kojas, per visur. Dabar leiskim išsitempti stuburui, atpalaiduojam pečius, sprandą, galva tiesiog kabo. Neužverčiam ir neužlenkiam jos į priekį, kad kaklas lanksteliai išsitemptų. Kaklas yra tas tiltas, kuris jungia mūsų kūną su galva, su smegenim, su mūsų visa pagrindinė panelė valdymo. Taip, kad jeigu mes užlaužim jį, tai per jį netaip gerai teka deguonis, kraujas ir visi skysčiai, kurie dabar nori patekti į smegenis. Kai mes apsivertę žemyn galvą, stuburas išsitempia, jokios kompresijos, niekas jo nespaudžia, tarp kiekvieno slankstelio dabar daug tarpo atsidaro, visi nervai, kraujagyslės, viskas dabar tiesiog atlaisvėja, įkvepia oro erdvės, viskas praeina labai lengvai stuburui, čia tiesiog kaip nektaras, palaiduojam pečius, širdis ilsisi, Šiuo dabar atveju širdžiai nereikia pumpuoti kraujo į smegenis, smegenis gauna šviežio kraujo, suplūsta šviežio kraujo į veidą. Palaiduojam pečius. Dar porą sykių čia įkvepiam ir iškvepiam. Dabar spaudžiam smakrą į krūtinę, lenkiamės į priekį, žiūrim savo pilvą, pasiemam tarp kojų už vieno krašto, už kito krašto, atidarom kojas plačiai, laikomės, neskubam. Lėtai pradedam suvedinėti kojas kartu ir sėstis, nuleidžiam, nuleidžiam savo kelius, nuleidžiam pėdas, atsiremiam pečiais į priekinius kraštus, nuleidžiam krūtinę žemyn, arčiau šlaunų, rankos už nugaros. Ir leidžiam dabartis palengva subėgti kraujui atgal, iš kur jisai sutekėjo, ne tik kraujui ir limfai. Ir visiems skysčiam, kurie drėkina mūsų sąnarius, mūsų kūną, mūsų raiščius, mūsų raumenis. Duokit savo laiko tiek, kiek reikia, pas visus skirtingai, vieniem greičiau viskas sugrįžta, kitiem lėčiau. Dabar visą tą rutiną aš pakartosiu, tik tais į kitą pusę, kad matytumėt ne tik iš nugaros, bet ir iš priekio. Kas nori kartoti, gali kartoti, o kas nenori, gali tiesiog pasėdėti ir pažiūrėti. Aš viską pakartosiu, kaip ir dariau priekį, matot, užsidengia juosmuo ir juosta yra iki šampūrų pradžios. Plačiai, kiek galima kelią į viršų ir aš laikausi priekinių kraštų. Lenkiuosi atgal, vis laikydamasi, ane? Ir žiūrėkit, keliu kojas į viršų, vis laikydamasi, tol kol nuleidžiu visiškai nugarą žemyn. Tada lenkiu kelius ir užkabinu pėdas ir paleidžiu. Leidžiu kraštus visur, matot, apgaubta, prispausta, kojos tiesiog irgi prispaustos, jaučiam, kad laikomės tikrai tvirtai. Nuleidžiam rankas ir atpalaiduojam pečius, atpalaiduojam galvą, kaip ir minėjau, pirmi kartai kojos gali būti į šonus, tada jaučiam, kad tikrai tvirtai laikosi, bet galime ir suspausti pėdas kartu. Kitas žingsniukas, kaip pradedantiesiems būtų, žiūrėkit, rankos plačiai į šonus, delnai į grindis. Tiesiog jaučiam, prispaudžiam ir biškį pasijudinam į vieną šoną, į kitą šoną. Pajuntam, kad ne tik tai skabėti galima, bet galima biškį pajudinti pečius, pakelti rankas, suvedam jas už nugaros, biškutį gal suspaudžiam mentis. Tiesiog išsityrinėjam save žemyn galvą, kaip mes jaučiamės, kaip mūsų kūnas jaučiasi. Pavyzdžiui, pečių plote, pečiam judėti yra daug lengviau, nes mes kabame nuo klubų.
kelis sykius įkvepiam ir iškvepiam. Kaip pirmam kartui ir pakanka. Žiūrėkit, kaip grįžti saugiai atgal. Visą laiką smakrą spaudžiam į krūtinę ir žiūrim savo į pilvą. Lenkiamės į priekį, atkabinam vieną koją ir pasiemam, žiūrėkit, už to pačio krašto kitą. Tada keliam save iš lėto. Leidžiam koją žemyn, lenkiam kelius, nuleidžiam pėdas. Žiūrėkit, rankos už nugaros niekad nepasiemam į priekį, visą laiką rankos apsikabinusios. Nuleidžiam krūtinę, gali jos būti taip, bet jos būtinai turi būti apsikabinusios šilką dėl saugumo, kad neišslystumėm, neiškristumėm. Atpalaiduojam pėdas ir laukiam, kol kraujas sugrįž, kol limfa sugrįž ir visi skysčiai. Viskas, kas buvo ir iš kur tekėjo, tegu grįžta atgal į vietas. Mėgaujamės procesu. Kelis sykius dar čia įkvepiam ir iškvepiam. Ir iš lėto pakeliam galvą, pakeliam krūtinę. Žiūrėkit, rankos į viršų. Prisilaikom ir atsistojam. Kai atsistojam, dabar mūsų pamoka jau visiškai priartėjo į pamoką. Mums reikia susirasti vieną kraštelį. Šilko išplevesuojam, pasižiūrim, kad jisai būtų nesusikrankliavęs, atsidarytų plačiai. Ir žiūrėkit, dabar mes jau ruošiam šavasanai, atsipalaidavimo pozai. Tai aš vėl pirštus į šilko pradžią. Pasiemu 4 arba 5 tokius gilius, didelius grybšnius. Žingsniukas atgal po kritimo liniją, atsisėdu į vidurį ir žiūrėkit, matot, gale kiek liko medžiagos, pasidarau tokius angelo sparnus, pasiemu už kraštelio, atsigulau, užsidengiu galvą, įkeliu kojas ir ištiesiu. Dabar atsipalaidavimo pozai yra keli variantai, gali būti kojos tiesios, rankos nuleistos už galvos, arba rankos sukryžiuotos ir padėtos ant krūtinės. Gali būti kelienai plačiai į šonus, pėdos arčiau vidinių šlaunų ir lygiai taip pat rankų pozicija tokia pat. Arba nuleistos už galvos, jos kabo visiškai atsipalaidavusios, arba tiesiog sukryžiuotos ir padėtos ant krūtinės. Kelis kartus pasibandom ir atrandam savo patį patogiausią atsipalaidavimo būdą. Gulėjimo poza, kaip be pavadinsi, nesvarbu, bet tai jūsų atsipalaidavimo. Šavasana yra labai svarbi. Jinai turi trukti 10 minučių, tai mano rekomendacija, sakyčiau, būtina, bet kuo ilgiau, jeigu turite laiko ir patinka būti atsipalaidavime ir jausti savo kūną, išbūkite ir 15 ar 20 minučių. Tai va dabar tiesiog kelis kartus prieš šavasaną paprašysiu įkvėpti per nosį į pilvą. Pilvas įsipučia kaip balionas. Praveriam burną ir iškvepiam viską pilnai. Maždaug atrodo taip. Išstumiam viską, ko mums visiškai nereikia. Mes išstumiam visą orą, ištuštinam kiek įmanoma savo plaučius. Dar sykį įkvepiam per nosį į pilvą, pilvas įsipučia kaip balionas. Praveriam burną ir iškvepiam viską. Aš atsisuksiu dabar priekį į kamerą. Paskutinio iškvėpimo atpalaiduojam savo visą viršugalvį, kaktą. Atpalaiduojam savo žandikaulį. Jeigu darėte praktiką su kokia nors muzika, tai tiesiog galbūt susiliekit su muzika. Jeigu darote tyloj, susiliekite su ta tyla.
Lengvai prasižiojam, atpalaiduojam savo žandikaulį, atpalaiduojam liežuvį, atpalaiduojam gomurį. Labai svarbu atpalaiduoti gomurį. Ten daug įtampos dažnai būna žandikauly, gomury. Atpalaiduojam kaklą, sprandą, pečius. Rankos sunkios, leidžiam joms sunkėti, riešai sunkus, delnai, pirštai. Su kiekvienu iškvėpimu leidžiam savo kūnui sunkėti, grimzti į atsipalaidavimą. Kvėpavimas jau rimsta. Atpalaiduojam visiškai savo nugarą. Krūtinė su kiekvienu iškvėpimu sunkėja, grimzta į vidų, mūsų vidinė šventovė, ramybė. Kvėpavimas jau visai nurimęs, stengiamės jo nekontroliuoti. Aptinkam savo saulės rezginį ir atpalaiduojam, pilvas minkštas. Apatinė nugaros dalis, klubai, dubuo, šlaunis, blauzdos ir pėdos. Visiškai atsipalaidavę, sunkus. Visas kūnas sunkus, jaučiasi gerai. Esam čia ir dabar. Mintis gali ateiti, priimkim jas, bet paleiskim. Grįžkim geriau sekti savo kvėpavimo ir būti šiame momente. Čia ir dabar tai pats tikrasis momentas. Praeities jau nėra. Praeitis tai istorija. Ateitis dar tik bus. Pats geriausias, pati didžiausia dovana būti čia ir dabar. Tiek, kiek jūs išbūnate šavasanai, tai priklauso nuo jūsų. Bet po šavasanos aš dabar tiesiog papasakosiu, kaip sugrįžti. Jeigu einate per šavasaną giliai į save, tai po šavasanos kviečiu sugrįžti į kambarį, į čia ir dabar. Pradėti lengvais judesiukais judinti pirštus, galbūt paspaudinėjam kumščius, pasukinėjam riešus, pečius, klubus, pajudinam pėdas, paleidžiam tas pėdas, galbūt sunkes. Jeigu buvot išėję iš savęs, iš kažkur tais į visatą, į astralą išskridę, tuomet prašau pilnai sugrįžti į save, pilnai susirinkti save. Visuomet gale praktikos nusišypsokit savo ir padėkokit. Tiesiog pasiųskit meilę kiekvienai savo kūno ląstelei. Ir jeigu jau pasiruošę, prisilaikom priekiniu kraštu ir iš lėto atsisėdam. Atsisėdam, įkvepiam, delnai kartu, su iškvepiamu arčiau širdies, smakras prie krūtinės. Namaste. Ačiū Jums labai, kad žiūrite šitą pamoką.
tikiuosi, kad jinai jums patiko, patyrėte gerų pojūčių, atlaisvinote galbūt daug įtampos savo kūne, padarėte daugiau vietos ir jūsų sekmadienis bus produktyvesnis, nuotaika geresnė. Jeigu kils žiaulys ar svaigulys ar mieguistumas, tai čia yra viskas gerai, vadinasi, taip kūnas reaguoja į procesą, kai šalinasi toksinai, nes kai mes ištempiam raumenis, sausgyslės, per ištemptas vietas greičiau prateka energija, kraujas ir tiesiog išstumia, kas tenais buvo sustingę. Tai tikrai neįsigaskit, čia yra viskas gerai. Linkiu jums gražios dienos ir iki sekančių. O, reikia atsiprašau. Va, koks jogis.